Aš esu meškiukas Sandy Smėliukas. Noriu su jumis susidraugauti. Taigi, laukiu jūsų kiosk ir kioskose Lietuvos spauda. Aš rūpinuosi gyvybę jūroje, jūros aplinka. Papasakosiu jums vieną istoriją apie tai, kaip aš ir mano dėdė padėjome jūros gyventojams susitvarkyti namus. Kartą aš sėdėjau ant jūros kranto gražiame saulėtame paplūdimyje ir laukiau į svečius atvykstant dėdei Jūriui. Ant kranto klykavo žuvėdros, lyg sakydamos, štai ten, tolumoje, jau plaukia laivas, kurio tu taip lauki. Aš laukiau kantriai. Bangos atbėga, pasisveikina ir nuskuba į gelmes. Vis atbėga, sušniokšia ir pranyksta. O laivo kaip nėr, taip nėr. Staiga tolumoje pasirodė mažas taškelis. Jis vis artėjo ir didėjo. Aš pašokau ir išsitraukęs baltą skepetaitę ėmiau džiaugsmingai mojuoti. Dėdė Jūri, plaukite čionai! Taškelis jūroje vis didėjo. Tačiau kuo jis labiau didėjo, tuo mano džiaugsmas vis labiau blėso. Iš jūros gelmių kilo ir artėjo ne dėdės laivas, o grėsmingas, baisus, bangas skrodžiantis gigantas, panašus į piratų laivą. Aš greitai iš kuprinės išsitraukiau žiūronus ir atidžiai įsižiūrėjau. Į krantą plaukia milžiniškas kalnas šiukšlių. Skardinės, plastikiniai buteliai, maišeliai, tepaluoti vamzdžiai, dėžės ir daug kitokio šlamšto. Laivas šiukšlynas buvo toks didelis kaip 9 aukštų namas. Užgožė net danguje šviečiančią saulutę. Lyg pranašaudamos artėjančią grėsmę, ėmė šėlti ir pakrantės bangos. Pūkšt ir netikėtai iš gelmių iššoko žuvis skraiduolė. Ji pliaukštelėjo pelekais. Į krantą skubiai išmetė didžiulę kriauklę ir vėl akimirksniu paniro į bangas. Aš tučtuojau pravėriau kriauklę ir, pamatęs laišką, ėmiau skaityti. Visų jūros gyventojų vardu. Žuvų, kriauklių, koralų, undinių ir augalų prašymų kviečiame jūs, sausumos gyventojus, padėti mums susitvarkyti gimtuosius namus. Per 10 metų jūros dugne susikaupė 1000 tonų šiukšlių, kurios buvo išmestos į jūrą. Mes norime gyventi gražiai ir tvarkingai. Taigi grąžiname šį balastą. Jūsų pramonės atliekos, tepalai, alyvos, plastikai nuodija mūsų vaikučius. Mažyliai, jūsų išmestas plastiko šiukšles palaiko maistu, jas praryja ir žūsta. Būkite geri, padėkite mums. Su pagarba, vandenynų prezidentas Jūros ešerys. Laivas jau buvo čia pat. Kai jis priartėjo ir uraganiniu greičiu užšoko ant smėlėto kranto, aš netekau žado. Pačiame šiukšlių laivo viršuje, mosuodamas metaliniu surūdijusiu inkaru, stovėjo meškinas Jūris. Tai bent. Dėdė paaiškino, jog jo pareiga yra rūpintis jūra, jos gyventojais. Net ir pats vardas įpareigoja. Jūris. Taigi metas kibti prie darbų. Aš dar kartą pažvelgiau į milžinišką šiukšlių kalną ir nurimęs tariau. Dabar mes krante ant smėlio. Aš esu smėliukas. Taigi mano pareiga, kad visos šios šiukšlės atrastų savo vietą atliekų šiukšlynuose. Būtų išrūšiuotos ir perdirbtos. Kaip tariau, taip ir padarėme. Po savaitės aš gavau dar vieną žuvies skraiduolės atsiųstą kriauklę. Joje švytėjo nepaprasto grožio baltutis perlas, ant kurio buvo parašytas vienintelis mažas žodelis: ačiū. Gražu, ar ne?